Trečiadienį Kauno Dainavos mikrorajone Berželio bibliotekoje vyko knygos Kauno Dainava pristatymas, kuriame buvo apdovanoti ir pagerbti prie knygos išleidimo prisidėję žmonės ir įmonės. Ši knyga nebūtų išėjusi be daugiabučių namų administratoriaus Dainavos būstas pagalbos. Dainavos būstas labai džiaugiasi, kad ponia Daiva Valentaitė įnešė didelį įnašą į Dainavos bendruomenės gyvenimą ir atliko milžinišką darbą išleisdama šią knygą. Todėl mes labai didžiuojamės, kad galėjome paremti šitą puikią iniciatyvą. Knygos sudarytoja ir leidėja Daiva Valentaitė šiai knygai informaciją pradėjo rinkti nuo 2004 metų. Mintis kilo, kaip aš čia pristatinėjau šiandien. Reiškia, pačią pradžią tai galėtumėm laikyti 2004 metus, tada kaip bendruomenės centras Dainava turėjo tokį pirmąjį projektą, kuris vadinosi Dainavos seniūnijos ištakos ir iškilių asmenybių siluetai. Tada reikėjo tos kraštutinės medžiagos ir mes pradėjom domėtis archyvinę medžiagą. Ir kaip tada pradėjom bendradarbiauti su Dainavos vidurinės mokyklos kraštotyrininkai. Ir kažkaip po truputį pradėjo kilti tokia mintis, kad reikia parašyti knygą būtent apie seniūnijos ištakas. Knygos sudarytoja norėjo surinkti kuo daugiau medžiagos apie Pakaunėje atsiradusi kaimą, gavusi Dainavos vardą. Buvo įdomu, o kaip čia dabar ne Dzūkijoje atsirado tas Dainavos vardas. Ir prasidėjo toks tyrinėjimas. O paskui pradėjom galvoti, gal išleisti dalimis tą knygą, atskirai ištakas paskui. Ir taip plėtėsi tos mintys, kad reikia parašyti vieną didelę knygą. Ne vienerius metus rinkta informacija sugulė į beveik 600 puslapių knygą. Pūko žinioms Monika Skistenytė ir Marius Taronis.